dvasios vaisius. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Laiškas Galatams, 5 skyrius, 22 eilutė. Kiek kainuoja dangiška ramybė? Ar esi pasiruošęs atiduoti už ją visus savo pinigus ir prireikius? Papildomai paimti paskolą. Ar jie to verta? O jei ta ramybė jau yra tavyje, tai privalai ją saugoti tarsi lobį, kad kas nepavogtų. Porą kartų per dieną reiktų valandą laiko skirti meditacijai ar kitai dvasiniai praktikai. Bet ar to užtenka? Žinoma, kad ne. Juk dangiškosios ramybės nusipirkti neįmanoma. Jėzus sako, kad mes turime atiduoti visą savo gyvenimą. Taip, kaina tikrai didelė. Savo gyvenimą reikia atiduoti į jo rankas. Už tai, kad mainais gautume savo širdžiai jo teikiamą ramybę. Jėzui neužtenka tik dalies, juk jis taip pat pasiruošęs suteikti tau visišką, o ne tik dalelį ramybės. Jam reikia viso tavęs, šiek tiek jam neužtenka, bet jei po šių mainų tu sugalvosi grįžti į senąjį savo gyvenimo kelią, tuomet visos dvasinės dovanos iš tavo širdies bus pašalintos. Jei nori patirti jo ramybę, pakeisk savo gyvenimą ir negrįžk prie senų įpročių. Gyvenk jau gyvenimą ir nebegalvok apie save. Tokiu būdu Dievo ramybė įsiviešpataus ir pasiliks tavo širdyje. Jis trokšta pripildyti tave savo dangiškąją ramybę, kad meilė ir kantrybė taptų tavo gyvenimo rodikliais, o malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas būtų pagrindinės tavo charakterio savybės. Taip savo seną gyvenimą su visa kančia ir nesantaika aš mielai noriu iškeisti gyvenimą su Jėzumi. Dėkoju Jėzau, kad paėmė visą mano seną gyvenimą sukauptą turtą, kurių pasidaro baimė, nerimas ir nesantaika, su visais priekaištais ir kaltinimais, karteliu, pavydu ir pasididžiavimu. Noriu priklausyti tau, meldžiu pripildyk mane savo šventąją dvasią ir jos dovanomis. Trokštu būti pripildys tavo ramybės. Dėkoju, kad esi šalia manęs ir visur, kur tu esi, ten yra ramybė ir džiaugsmas. Amen.